Aš klausau, kaip sisteminės partijos ruošiasi mus visus pakišti į karo duobę. Toks jų uždavinys, nes jos ir yra sisteminės užtat partijos. Tai, ką galima pasiekti dviem būdais, skirtingais. Vienas - bandyti karinę jėgą pasiekti taiką. Žodis bandyti yra esminis. Bandyti karinę jėgą pasiekti taiką, ką mes dabar ir darome. Kad ta taika bus trumpalaikė, labai gražiai įrodė po pirmo pasaulinio karo pasiekti rezultatai, kurie privedė prie antro pasaulinio karo. Sisteminės partijos nori tai kartoti. Kartoti šitą patyrimą, nes dar mažai milijonų žmonių aukų. Taigi, galima bandyti karinę jėgą, nugalėti Rusiją, apie ką mes skelbėm tiesioginiu tekstu ir pratinam Lietuvos gyventojus prie tokios minties. Taigi nebaisu tas karas, nugalėsime, viskas gerai, mūšio lauke. Kiek žmonių žus, tai dabar nesakysime. Svarbu emocinis nusiteikimas. Kaip į pirmą pasaulinį karą žmonės ėjo su džiaugsmu. Bet mes tą pamirštame. Nes melas, kuo didesnis melas pasakytas, jisai tampa tiesa. Yra antras kelias - pasiekti taiką, taikiu būdu taikia diplomatija. Nes visi mes esame žmonės, bet tam reikia neįgyvendinamos užduoties. Pripažinti, kad Rusija turi tokias pačias teises kaip ir Lietuva, kaip ir Vokietija, kaip ir Lenkija. O mes sakom, nepripažinsime jums šitokių teisių. Jūsų saugumu jūs turite patys pasirūpinti ir mums nusispjauti, kad mes pasirašėme Europoje, kad saugumas negali būti dalomas, kad mes arba visi esame saugus, arba nieks nėra saugus. 4 punktais sureaguosiu. Išgirdau, kaip Lenkų atstovas sako, kad NATO yra Lietuvos saugumo garantas. Tada priminsiu, prieš 12 dienų senatorius Robertas Kennedys paaiškino, specialų kreipimąsi padarė, kodėl jisai prisijungė prie Trumpo. Todėl, kad Amerikos demokratų partija ir visa valdančioji, kuri dabar yra, ir siekia karo su Rusija. Tai NATO ir siekia karo su Rusija, ir tai ne Vaitkaus žodžiai, o prieš 12 dienų prezidento kandidato Roberto Kennedžio pasakyti žodžiai. Aš išgirdau Laisvės partijos, kad saugumas yra svarbiausias. Kai tuo tarpu Armonaitė pasako, Lietuvos uždavinys yra atstovauti Amerikos interesus. Tiesiai, aiškiai, jie net neslepia. Mes sakom, NATO turim ginkluotis, nes rusai puola. Taip, rusai 5% karui išleisdavo tiek, kiek išleisdavo NATO. Bet Ponas mes sakom, rusai puola. Prašau, Eduardui Vaitkui klausimas, koks procentas gynybai turėtų būti skiriamas kitąmet ir kadencijos pabaigoje? Jūs sąmoningai sakot nuo BVP tam, kad nepasakyti nuo biudžeto. Nes nuo biudžeto mes skiriam 10-12% didžiausia beveik išraiška visom reikmėms skiriamoj. Tai kad ten skaičius yra per didelis, tai mes sakom nuo BVP, nes ten tik tai 3,5%. Tai aš sakyčiau, primindamas tą pačią savo mintį, kad taikinga politika nereikalauja daug finansinių išlaidų ir užtat jinai yra nepatogi karo pramoniai. Kažkadaise prieš 4 metus sakiau, aš Lietuvoj sumažinčiau išlaidas karui iki Vokietijos ir Ispanijos lygio. Aš galiu ir dabar pakartoti. Tai 2% yra daugiau negu pakankama, o jeigu reikia pavogti pinigų, tai reikia daugiau skirti. Kaip jūs vertinate tos nakties sprendimą? Pone Vaitkau, pradėsime nuo jūsų. Kiek aš žinau, Smetona pasisakė už tai, kad reikia suduoti smūgį atgal. Tai aš pritariu Smetonai. Reikėjo suduoti smūgį atgal. Reikėjo parodyti mūsų principinį nesutarimą ir pasakymą, kad tai yra agresija ir okupacija. Kad jėgos nelygios savaime suprantama, bet principinis ideologinis pareiškimas smūgių atgal buvo būtinas ir reikalingas, nes be to principinio pareiškimo išeina mes patys savo norų. Prisiminkite liudininkų įrašus, kaip nuostabiai keista buvo, kiek daug Lietuvos žmonių su džiaugsmu sutiko ne rusų kariuomenę, o TSRS kariuomenę. Mes sąmoningai perkeliam orientyrus į tą pusę, kad čia yra rusų kariuomenė.
tai buvo TSRS kariuomenė. Bet kai mes norim paslėpti Lietuvos kolaborantus, kurie su TSRS kartu dirbo, partijos sekretoriai buvo, nomenklatūra buvo, tai mums tada patogiau sakyti ten rusai. Rusai kažką darė. Lietuviai taip pat prisidėjo. Bet valdžios uždavinys buvo parodyti moralinę kryptį. Ir tos moralinės krypties šita vyriausybė tada tą lemtingą naktį neparodė. Vėl aš prezidento Smetonos vietoj, tada duočiau vieną asmenišką nurodymą. Ministrų kabinetas nepritarė, kad reikia duoti smūgį atgal. Aš duočiau nurodymą kaip prezidentas. Smūgiuokite. Vienoj, dviejose, trijose kryptyse, bet kai jėgos nelygios, nereikia žudyti savų žmonių. Nereikia visus Lietuvos gyventojus padaryti karo įkaitais, nes mes nugalėti negalėsime. Bet mes taip pat lygiai pasidavėm ir Lenkų spraudimui, kaip mums ultimatumas buvo pasakytas ir pripažinkite Lenkijos diplomatinę, kad su Lenkija diplomatiniai santykiai ir Vilnius ne jūsų. Tai kieno yra Vilnius? Eduardas Vaitkus, prašom. Pradžioj sureaguosiu į Kuraičio pasakymą, nes jam siekiamybė yra Ukrainos kareivių žodžiai pasakyti idi nachui prieš pasiduodant Rusijos kareiviui. Man tai nesiekiamybė. Ačiū, kad jūs pasakote. Turiu sureaguoti į socdemų pasakymą, kad politinio elito pavyzdys turi būti. Ir nutilėtas politinės prostitucijos aukštasis pilotažas socdemų partijos pirmininko, socdemų ministro pirmininko. Tai pavyzdys. Ačiū, kad rodote pavyzdžius. O dabar apie švietimą ir finansavimą. Privalome didinti. Be švietimo mes neturim ateities. Lietuvos nebeliks, jeigu švietimo nebus. Bet didinti pinigų yra finansavimą. Ir nereikia kelti mokesčių. Ir nereikia savo anūkų sąskaitą gyventi ir skolintis. Aišku, nereikia dovanoti milijardų Ukrainai. Reikia prisiminti, kad korupcijai mes padovanojam 4 milijardus, iki 4 milijardų per metus. Bet politinė korupcija tai irgi aukštasis pilotažas. Tai irgi siekiamybė tų, kurie sėdi 30 metų toj valdžioj ir kuriuos aš vadinu išdavikais ir sisteminiam partijom. Šitoj vietoj teisėsauga mūsų yra tvarkinga tarnaitė. Korupcinės bylos yra netinkamos nagrinėti. Švietimo sistemoje nebejotina reikia stabdyti privatizavimą. Nes aš taigi medikas ir puikiai žinau mechanizmus, kaip taip daroma. Eilių pas specialistus gali nebūti. Tai yra sąmoningas ir specialus sprendimas pagal sutartį su ligonių kasom ir pagal tai, kiek skiriama finansavimo. Bet norint privatizuoti sveikatos apsaugą, jinai turi būti parodoma kaip nepilnavertė. Tai pinigų yra ir sprendimai yra. Ačiū. Ir Eduardo Vaitkaus minutė apie kainas, ką darysite, ar nieko nedarysite, kad jos mažėtų? 41% padidėjo maisto kainos per 2 metus šios valdžios politinio sprendimo pasekoje. Padidėjo. 35% maistas yra brangesnis nei 21 metais. Jūs atimat man minutę. Tai, pridėsim. Ačiū labai. Tai aš už tai, kad visiems maisto produktam PVM būtų sumažinta, galim diskutuoti ar 0 ar 5%, bet to nepakanka. Maržas, viršpelnius reikia mažinti. Jeigu vaistų rinkoje tą galima padaryti, jeigu vaistų marža vaistinėje yra reguliuojama ministro įsakymu, jeigu vaistų marža vaistų didmeniniai įmoniai yra reguliuojama ministro įsakymu, tai kodėl negalima padaryti su maistu? Galima. Bet tam reikia politinės valios, nes kai kas praraš 100 milijonų. Nepakanka vien maisto PVM sumažinti. Energetiniam resursam PVM irgi taip pat būtina sumažinti. Ir užtat mūsų programoje ir kad dizelinui ir benzinui mažinti reikia. Ir mes ne vieni, taip sakantis, Prancūzijoje tą patį siūlė padaryti. O vaistams, kai valstybė kompensuojamus vaistus perka, tai jinai moka 5% PVM. O kai žmogus nueina ir perka, jisai moka 21% PVM. Mano klausimas kuklus šiai sisteminiai valdžiai. Kodėl? Todėl, kad ne visi lygus. Ačiū, ponia Vaitkau. Aš ką tik išgirdau, kad
Jūs nekalti. Nekalti jūs esat. Nes energetikos kainų šuolis buvo Europoje. Ir reiškia kitos Europos šalis, kuriuose 50% mažesnė infliacija negu mūsų, jos kažką padarė kitaip negu jūs. Tai aš priminsiu, kadangi buvau Europos antikorupcinio centro sveikatos apsaugos sistemoje steigėjas. Ir jis buvo taip, sisteminis Briuselyje centras visoje Europoje. Tikrai taip. Ir ten buvau išrinktas Europoje vykdomojo komiteto nariu sisteminiu. Taip. Ir tenai mes ir kalbėjom apie politinę valią. Arba jinai yra ir tada korupciją galima sutvarkyti, arba jos nėra. Ir tada mes imituojame kovą, kai ką priraukėme, kai kurie ne mūsų šeimos, ne mūsų mafijos grupuotės nariai. Kai ką priraukėme, kai ką padailiname, tuo ir pasibaigia. Arba valia yra, arba nėra. O mano valia yra geležinė. Kolegos, pabaigai išsiaiškinkim dėl galimų pokyčių buvimo ar nebuvimo po Seimo rinkimų. Vienas iš klausimų, kuris domina ir dalį verslo, ir užsienio diplomatus esančius Lietuvoje, yra Lietuvos santykiai su Taivanu ir Kinija. Pradžiai paklausiu jūsų visų, paprašysiu pakelti rankas tų, kurie atėję į valdžią siūlytų keisti Lietuvoje veikiančios Taivano ar taivaniečių atstovybės pavadinimą. Prašome Eduardui Vaitkui. Labai seniai, prieš labai daug metų, dvi Kinijos pasirašė, Pekino Kinija ir Taivanis pasirašė tarp savęs susitarimą, kad Kinija yra vieninga, jie yra vieningi. Ir visas likęs pasaulis iš esmės pritarė šitai minčiai. Dabartinė Lietuvos valdžia, dar aš priedo išgirdau, kad padarius klaidą, kai Lietuvos valdžia šitą akivaizdžiai klaidą padarė, nes pasakė Šimonytė. Taigi verslininkai turėjo nuprognozuoti Kinijos poziciją. Jie turėjo verslininkai nuprognozuoti idiotiškus Lietuvos valdžios sprendimus ir suprasti, kad 100 milijoninės žalos gali būti. Čia ekonominis dėsnis toks yra. Taigi, padarius tą klaidą, dabar kai kas sako, kad jos taisyti nereikia, nes galbūt mes negausim naudos iš taisymo. O aš klausiu, o kodėl reikia kištis į dviejų šalių tarpusavio santykius? Ir kodėl reikia jiems nurodinėti Pekino Kinijai ir Taivaniui, kaip jie turi tarp savęs gyventi? Ir klausimas retorinis, kas gali paneigti, kad po Lietuvos ministro vizito Taivanyje buvo pasiūlytas toks puikus biznio planas, kad jis negalėjo jo atsisakyti ir užtat mes turim situaciją, kurią ir turime. Finansiniai srautai valdomi gražiai ir korupcinės schemos visam pasauliu žinomos.